Kai kalbama apie karo komendantūras, nieks iki šiol nepasakė, kokių teisinių pagrindų. Nieks nieko pasakyti negali, kaip kas veiks. Šaulių vadas Idzelis, kalbėdamas tam pačiam neredaguotą kanale, kai jo paklausė, kaip ten ką tos komendantūros, sako, aš nieko nežinau. Tai palaukit, jūs daro tokią darinį ir niekas nieko nežino. Man tai aišku. Valandai X ruošiami elementarūs smogikai. O tie karo komendantai ir taip toliau. Ne visi, bet bus smogikų daliniai. Jeigu taip nėra, įrodykit, kad taip nėra, nuginčykit, paaiškinkit, kaip tos komendantūros veiks, kokio velnio jos taikos metu iš viso reikalingos karo komendantūros, kaip jūs apmokysit tos žmonės, kurie galės ateiti pas kažkokius žmonės į butą, į įmonę ir taip toliau, konfiskuoti, daryti, ką nori, paklusti jiem reikės. O kas tu man toks karo komendantė, kad aš tau turėčiau paklūsti? Ir tas įvykis, kuris čia neseniai atsitiko, kur vienas, man atrodo, skautų kažkoks tenai Vanago akis, ar kaip vadinasi ta organizacija, kažkoks ten toks jau lyderis, susigrūmė su, kaip jie sako, kaimiečiais. Kažkam davė į veidą, kažką praskėlė ir kaimiečiai patvarkė. Nežinau, ko ten kaip kas buvo, bet pats įvykis, jis labai iškalbingas ir ką aš visą laiką noriu pabrėžti. Negalvokite, tokie Algiai Ramanauskai ir panašus jūsų bendruomenės nariai, kad Lietuvos gyventojai, kurie yra kantrus iki begalybės, jau nusispjovė į tas valdžias seniausiai, kad atėjus tai valandai X, jie taip pat nebus pasiruošę.